Sveiki, ramybės ieškotojai. Kaip matot, nuostabi vėlgi šiandien diena yra rugsėjis, bet saulė šviečia, nei vieno debesėlio ir jūra skalaujanti Neringos krantus. Buvimas gamtoj visada suteikia galimybę protui sustoti ir sugrįžti prie esmės. Todėl natūraliai kyla visokie apmąstymai ir dalimi tų apmąstymų noriu šiandien su jumis pasidalinti. Noriu pasikalbėti apie laisvę. Apie laisvę yra daug kalbama šitame laikmetyje. Apie finansinę laisvę, apie laiko laisvę, apie tai, kad galbūt mes neprivalome ir neturime dirbti 8 valandas per dieną arba 5 dienas per savaitę. Bet aš manau, kad mes daugelis esame patyrę, kad kai gauname tą laisvę savo gyvenime, jinai ilgainiui tampa mūsų nelaisvė. Nes toje laisvėje pasireiškia mūsų žalingi įpročiai, kurie gali virsti rimtomis priklausomybės formomis. Pasireiškia proto gundymai arba tam tikros sudėtingos jausminės būsenos, kaip liūdesys, kuris gali peraugti į depresiją, arba nerimas, kuris užvaldo mūsų esybę. Todėl aš manau, kad tikroji laisvė visgi turėtų būti disciplinuota laisvė. Tai yra tokia laisvė, kurioje mes pasirenkam tam tikrą dirbtiną būtinybę, kurią susikuriame savo gyvenime, idant mūsų gyvenimas įgautų aiškią kryptį, kad jisai būtų mums prasmingas. Kaip pavyzdžiui, tarkime, niekas mūsų neverčia daryti mankštą ar sportuoti. Niekas mūsų neverčia mokintis naujų kalbų. Niekas mūsų neverčia įgyti kažkokių tai naujų įgūdžių. Bet mes tai darome. Mes susikuriam kažkokią tai dirbtiną būtinybę tam, kad tobulėtume, tam, kad mes jaustume, jog mūsų gyvenimas yra mums prasmingas, kad jis yra mums įdomus, kad mes galime tobulėti, kad galime kažkaip tai vystyti savo kūną, savo protinius gebėjimus. Taigi tai yra disciplinuota laisvė. Net jeigu imant, tarkime, tokį pavyzdį kaip vienuolynai, kurie tarsi yra laisvi nuo kitų mums puikiai pažįstamų dalykų, tokių kaip, pavyzdžiui, sąskaitų apmokėjimas, buitis, vaikų auginimas, visokios darbinės problemos. Bet jų dienotvarkė, visų turbūt vienuolynų dienotvarkė yra labai disciplinuota. Tai yra, jie kryptingai panaudoja tą laiką, paros, savo gyvenimo laiką, nukreiptą būtent į dvasinę praktiką. Nes kitu atveju ta laisvė gali tapti nelaisvė. Todėl atsakingai rinkime savo laisvę, turėkime kryptį savo gyvenime ir nebijokime disciplinos. Nes galbūt toje disciplinoje ir slypi tikroji mūsų laisvė. Gražios visiems dienos.